Sveiki visi, čia LTU Tutorials ir šiandieną parodysiu, kaip sukurti medžiaginį foną. Čia matote galutinį variantą. Sukuriame naują lapą, 500 aš naudosiu. Ir backgroundą užpilame norimą spalvą, aš naudosiu raudoną. Sukuriame naują layerį, jį užpilame baltą spalvą. Spaudžiame filter, noise, add noise. Stiprumas 47-50, uniform ir varnelis. Spaudžiame OK. Dabar spaudžiame Ctrl J ir layeris pasidvigubina. Tad einame ant pirmo, filter, blur, motion blur. Padarėme 0 laipsnių ir 40 pikselių, spaudžiame OK. Einame antrą layerį, filter, blur, motion blur. Ir padarėme 90 laipsnių. Distancija taip pat 40 pikselių, spaudžiame OK. Pirmas layeris multiply, antras taip pat. Ir štai gauname medžiaginį foną, jo efektas. Ir jeigu norite dar pašviesinti šiek tiek, spaudžiame gana didelį teptuką, naudosiu 400, padėsiu čia baltą tašką ir pasirinksiu į overlay. Ir stiprumą nustatysiu iki 52 ir šiek tiek pakelsiu į tą pusę. Na ir štai galutinis variantas gautas. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą ir laukit naujų pamokų.